Labrytą. Nu va, pašalo šį rytmetį, nu pilinams, aišku, nešalt, o ne šitą pliūruis. Visiškai nešalt, nešlapia. Tai va, pasileidinėjau gyvūnus, važiai irgi nerimst. Tai pareinaus vat mikrofons dabar vies didelis ir tai parašyk komentarą va garsas geresnis, kas, nes mačiau komentarą rašėt, kad negirdėt kitur, ypač laukus kavakščiai kur nors. Tai turėjom važiuoti į Anykščius į Lietuvos metų ūkio apdovanojimus, tai važiuosim pabandysim nufilmuoti kažkur, kas vyks. Galbūt video šis biškį tukesnis negu visi. Tai matysim, kas gausias, kas išės nufilmuoti. Išgirsti ir vieną kitą tvirtesnį ir net piktesnį žodį, bet visada pamaitins, pagirdės ir, kaip sakyti, alkano nepaleis. Todėl tikrai dėkoju. Tikrai dėkoju už duoną ir kartu su ministru pasistengsim, kad neverktų duonelė tinginio valgoma, ar ne? Kažkur esu girdėjęs ir tikrai nuoširdžiai sakau, jau pamiršau šito sparnuotas frazės šios autorių, kad žemdirbystė, ūkininkavimas tai ne raketų mokslas. Gal ir ne raketų, bet žinot, jeigu kokia raketa ir nenuskris dangun, tai paraudosma, bet paleisim kitą, o ne pavalgės 3 dienas. Jau, kaip sakyt, ilgai netversi. Todėl tikrai nuoširdžiai dėkoju visiems ir nominantams, ir laimėjusiems, ir nelaimėjusiems už tai, kad maitinate tautą, už tai, kad kuriate strateginį Lietuvos ūkio sektorių ir nuoširdžiai linkiu, jog sukurtą vertę, sukurtą ūkį visada turėtumėte ir kam perleisti. Tai yra tai, kad tas kartos ūkininkavime taip pat keistusi, kad būtų kas perima gražias iniciatyvas. O savo ruožtu taip pat labai džiaugiuosi, jog šiandien čia dalyvauja ir institucijos, ir institucijų vadovai, ir akcentuosiu keletą naujosios vyriausybės prioritetų. Be abejo, žinau, kad Ignas turi čia tvirtą gerbėjų klubą, girdėjau iš aplodismentų ir plačiau jisai galės padiskutuoti su žemdirbių bendruomenė, bet vienas dalykas, kuris kritiškai yra svarbus, ir aš šneku kaip mažasis, smulkusis ūkininkas, tai yra biurokratinė našta, perteklinis reguliavimas, spaudimas tomis priemonėmis, kurios mes patys prisigalvojame ir kurių nereikalauja Europos Sąjunga. Tai tikrai tikiuosi, jog nacionalinės ir iš tiesų, ilgai netemdamas, dar kartą noriu visiems padėkoti ir padėkoti linkėdamas, jog visi šie, kaip sakyti, sudėtingi tiek teisinio reguliavimo, tiek gamtos išdaigų ir kiti vingiai būtų įveikiami. Čia mes stosime petys į petį, stengsimės, kaip ir minėjau, netinginiauti, padaryti gerų darbų. Tačiau baigdamas savo pasisakymą, tikrai norėčiau pirmiausia padėkoti vienam žmogui, kuris, kiekvienoje organizacijoje yra žmogus, kuris niekada savo nepadėkos, kuris niekada nedalyvaus jokiuose konkursuose, kuris atlieka kai kada ir stiprų ir didelį nematomą darbą, bet be to žmogaus nė viena organizacija neišsiverčia. Todėl norėčiau padėkoti gerbiamam Raimundui Juknevičiui. O taip pat, kaip ir minėjau, tam, kad iš tiesų žemės ūkio sektoriuje mes turėtume tęstinumą ir turėtume dermę tarp patirties ir jaunystės, entuziazmo ir noro tęsti tradicijas, tai pirmiausia norėčiau padėkoti ir įteikti padėką gerbiamam Kazimierui Gudžiūnui. Esate gimęs tremtyje, tad meilė Lietuvai ir protėvių žemė užkoduota jūsų genuose. Darbštumas, išmintis ir atsidavimas darbui išgarsino jūsų ūkį ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje.
Jūsų išvystytas modernus pieno ūkis pavyzdys visiems ūkininkaujantiems šiame sudėtingame sektoriuje. Tai akivaizdžiai liudija ir svarbus laimėjimas konkurse Metų ūkis 2024. Gerbiamas Kazimieras. Kadangi Kazimieras Sergis negalėjo atvykti, tai reikia Ir norėčiau padėkoti gerbiamam Rafal Karnecki. Galima tik pasidžiaugti, kad gyvendama šalia Vilniaus nesusigundėte sostinės vilionėmis, o pasirinkote iššūkių kupiną gyvenimą kaime ir įkūrėte savo ūkį. Kad jūsų sprendimas teisingas ir sėkmingas, akivaizdžiai liudija ir svarbus laimėjimas konkurse Metų ūkis 2024. Gerbiamas Rafal. Labą dieną, gerbiamas premjerė, Seimo nariai, merai, gerbiami kolegos, ūkininkai, draugai ir visi kiti šios gražios šventės dalyviai. Metų ūkis tai tradicija, tai renginys, kuris sukviečia geriausius mūsų šalies žemdirbius. Įvairių profilių, įvairių krypčių, įvairaus dydžio ir tikrai turime kuo didžiuotis. Darbštus, sumanus, kūrybingi, išradingi mūsų ūkininkai. Jūs gražinat mūsų Lietuvą, esat atsakingi už gražų kraštovaizdį, už saugų ir sveiką maistą, už tvarkingą kaimą, už visas viešasias gerybės. Pats svarbiausias darbas žemėje – tai žemdirbystė. Ir kuo daugiau apie tai galvojame, tuo geriau tą suprantame. Būtent žemdirbystės išradimas ir davė postūmį civilizacijai. Kada žmogus buvo išlaisvintas nuo kasdieninio poreikio apsirūpinti maistu, tik tada galėjo vykti postūmis civilizacijai. Prieš metus laiko, labai gerai atsimenu, tik vieta kita, Mažeikiuose. Jūs man padarėt didžiulę staigmeną, kuri liko ir paliko neišdildomus įspūdžius. Savo visuomeninį kelią pradėjau būtent ūkininkų sąjungoje. Čia daug ko išmokau, su daug ko susipažinau. Todėl visada malonu čia būti. Ūkininkų sąjungoje subręsta ne tik viceministrai, ministrai, bet ir prezidentai. Jūs visus nugalėtojus, visus prizininkus su šia išskirtinė, tradicinė, gražia švente ir linkiu gero laiko ir įsimintinų akimirkų. Ačiū. Augo kieme klevelis, augo kieme žaliasai, o klevų po žaliuoju, kur bernelis jaunasai. Nepapūski vėjelį, nepapūski šiurasai, nepajudink klevo šakų, nepabūrink bernelą, 103 gražiai.
žaliam berželį, o tam žaliam berželį. Gegutė kukos, o tam žaliam berželį. Utoj raiboj gegutė, o toj raiboj gegutė širdelė. O toj širdelė. O toj maža širdelė, o toj maža širdelė, o toj maža širdelė, visa Lietuva. O toj maža širdelė, visa Lietuva, visa Lietuva, visa Lietuva. Ar mes norim dar padainuoti? Nesigirdi, ar mes norim dar padainuoti? Gerai. Turim tokią dar vieną dainą labai gerą, padainavimui tinkamą. Jinai yra kaip ir lietuvių liaudies, bet kaip mėgstam sakyti, ne visai iš tikrųjų nuo seniausių laikų jinai tokia buvo. Tai labiau trofėjinė daina, atsinešta iš kitų šalių ir todėl dar smagiau ją dainuoti. Taigi, mūrai!
suvažinėjom Anykščius tos, vakar grįžom, pabuvom, gerą praleidom laiką, apdovanojai metų geriausius ūkininkus, išvis buvom 105 ūkininką, pirms 2-3 vietas, teik apdovanoti turėjai. Buvo koncertas, aišku, vaišas visokius. Tai, biškį matysit video mes, kai kas koncertavo, kas kom pasako į seminarę. Tai važiavau, aišku, ne su savo mašin. Mažeik skyriaus Lietuvos ūkininkų sąjungų pasirūpino autobus, tai visi važiavom su autobusu, kaip saka. Ir tas video dabar bus biškį kitoks, nes daugiau kaip viskas vyka. Pagausėjim kol kas neturėjom. Nei jaužiuko, nei triušiuko, nei avelis, nieks nevakojus kol kas. Visur pradeda stingti, dabar jau 3 laipsniai ir prūts irgi matau šitą ledus dengas, jaučiu vandenį reikės jau avims su keberas nešiuotais, nes įrodo į 6-9 paskiau šalti. Pažiūrėt, alpakom nėru šalis vandau, tik jau naužėl vėl reiks atšertais, tai vėl nauja iškliūrų, ta prasim vandenis. Berniuks mėgti jau ant jis. Ir nuspjaudakas, paspjaudyklis. Nieko nauda. Gavom padėką. Čia. Šiaulių. Čia mes ne iš Šiaulio esam, iš Mažeik rajonų, nes pavardė iš Šiaulio. Tai daug kas galvo, kad mes iš Šiaulio esam. Va tu į klintelę, po to į tu į statulelį. Metų ūkis. Per veitą gyvūnėlių ūkis. Gražiai išpjauts pasidėti bus. Tai tam kartą teik. Ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim kitus video.